Skustis ir auginti, kaip lengviau iškęsti šalutinį poveikį, kaip prižiūrėti ir panašiai. Pradėkime nuo to, kad jei jau nusprendė užsiauginti barzdą, bet niekada anksčiau nesi to daręs ir nežinai, ar tau tai pavyks dėl natūralių priežasčių, turėtum sau duoti 2 savaitės. Tai yra pakankamas laikas, kad pamatytum, ką gali turėti ant savo veido. 2 savaičių testas yra taikomas kai kurių šalių armijose. Naujokui leidžiama tiesiog nesiskusti 2 savaitės, po kurių kompetitinga komisija nusprendžia, ar tavo barzda nesugadins kariuomenės įvaizdžio. Taigi, jeigu po 2 savaičių matai žemėlapį ant savo veido, planus barzdai reikėtų atidėti bent jau kokiem 5 metam. Jeigu veidas želia lygiai ir nusprendė eiti tolyn, tau reikėtų žinoti sekančius dalykus. Niežulys auginimo pradžioje. Augdami plaukai riečiasi ir papildomai dirgina veido odą. Taip pat keičiasi tavo veido odos porų darbas. Niežulys paprastai trunka 1-2 savaitės, per tą laiką tu arba ištveri, arba palūžti. Nuo barzdos formavimo reikėtų susilaikyti bent jau kokius porą mėnesių. Dažna klaida pradedant auginti yra ankstyvas formavimas. Švari kaklo linija yra labai svarbi. Tačiau šių plaukų tau gali labai pritrūkti, kada barzda pradės veikti žemės trauka ir plaukai, augantis į visas pusės, pradės augti žemyn. Kaip prižiūrėti barzdą, kad neatrodytume kaip konteinerio gyventojas, yra 3 pagrindiniai dalykai. Švari sveika oda, minkšti iššukuoti šeriai ir formavimas. Pagrindinis ir svarbiausias dalykas įtakuojantis bendrą barzdos vaizdą ir šeimininko savijauta yra sveika, kvėpuojanti, pakankamai drėgmės gaunanti veido odą. Tam, kad ji tokia būtų, barzdą reikia plauti kasdien. Nenaudoti šampūno, nenaudoti kondicionieriaus, bet kokio produkto skirto galvos plaukams. Nenaudoti pigaus džiovinančio muilo. Nenaudoti produktų sudėtyje turinčių putojimo agentų, nuriebalintųjų, silikono ar panašaus šūdų. Kodėl? Šampūno sudėtyje esantis nuriebalintojai daro tai, ką turi daryti. Išplauna riebalus, taip pažeisdami veido odos riebalinę pusiausvyrą. Tas sauso prezervatyvo jausmas ant veido nėra švaros jausmas. Tai oda be apsauginio sluoksnio. Jūsų organizmas yra pakankamai išmanus, todėl reaguoja atitinkamai, pradeda riebaluotis iš naujo ir tą daro padidintų pajėgumų. Ko pasekoj turi storesnį nei natūralų riebalų sluoksnį. Ko pasekoj oda nebekvėpuoja. Ko pasekoj dar labiau sausėja, ko pasekoj dar labiau riebaluojasi. Gaunasi užburtas ratas. Todėl įsigykit kokybišką muilą, kuris draugautų su jūsų veidu. Sekantis žingsnis – barzdos priežiūros priemonės. Kadangi barzdos pastarąjį 5-metį yra pakankamai didelis trendas, produktų galima rasti tikrai daug ir įvairių. Ar visi šie produktai yra geri ir tinka visiems? Tikrai ne. Kiek paieškoje randame 2 pagrindinės kategorijas – aliejų ir balzamą. Balzamas dažniausiai būna orientuotas labiau į barzdos formavimą, aliejus į visapusišką barzdos sveikatą. Tie, kas sako, kad šitas produktas yra geriausias, paprasčiausiai mala šūdą, nes tik tu pats gali nuspręsti, kas tau yra gerai, kas blogai. Aliejaus funkcija labai paprasta – drėkinti veido odą ir neleisti ją išdžiūti. Formavimas. Priklausomai nuo barzdos ilgio gali daryti tą pats arba patikėti šį darbą profesionalui. Prieš sėsdamas į kirpėjo kėdę, labai konkrečiai paaiškink, ko sieki ir kokio rezultato tikiesi, kad netektų grįžti kelis mėnesius arba pusmetį atgal. Tokie būtų pagrindiniai barzdos priežiūros principai. Mano kontaktus rasi video aprašyme, kilus klausimams rašyk asmeniškai, komentuok. Iki.